Sveiki atvykę į diskusiją. Pradėkime nuo pačios scenos. Ji išties, neįtikėtina. Iš rytų, iš visiškai kito pasaulio atkeliauja kažkokie svetimšaliai, astrologai. Ir Jeruzalėje, pačioje žydų tikėjimo širdyje, ieško naujagimio karaliaus. Būtent, o vietiniai, tie, kurie šimtmečiais laukia Mesijo ir, turėtų viską žinoti, yra visiškam pasimetime. Jau pačioje šioje situacijoje, man atrodo, slypi visas mūsų diskusijos klausimas. Kam skirta ši žinia? Ar šis Dievo planas nuo pat pradžių buvo universalus, skirtas visai žmonijai, o išminčiai tiesiog pirmieji išgirdė kvietimą? Aš manau, kad raktas čia yra būtent universalumas, kad planas nuo pat pradžių buvo skirtas visiems, o epifanija yra šios sumanimo išpildymas. O aš pabandysiu įrodyti, kad kelias į tą universalumą buvo daug sudėtingesnis ir, sakyčiau, vingiutesnis, neatrodo iš pirmo žvilgsnio. Kad tai nebuvo tiesiog plano atskleidimas, o veikiau radikalus jo perkeitimas. Gerai, pradėkime nuo mano pozicijos. Man atrodo, kad išminčių apsilankimas nėra kažkokia nauja, netikėta idėja. Tai seniai duoto pažado kulminacija. Viskas prasideda nuo Abraomo, kai jam sakoma, per tave bus palaimintos visos žemės šeivos. Tai pamatinė gija, kuri niekur nedingsta. Vėliau pranašas Izajas piečia ateities viziją, kurioje tautos ateis prie tavo šviesos. Ir tai, žinote, nėra politinė propaganda. Tai dvasinis visų tautų atsivertimas į Dievo šlovę, kuris suspindi Jeruzalėje. Galiausiai Paulius visą tai apibendrina, pavadindamas slėpiniu, kuris dabar atskleistas Kristuje, kad visos tautos yra tos pačios promesijos dalininkės. Taigi Izraelio vaidmo visada buvo ne turėti Dievą savo, o būti šviesa kitiems. Gerai, Abramo pažadas yra kertinis, sutinku. Bet ar vėlesnė istorija nerodo, kad pati išrinktoji tauta šį pažadą suprato kur kas, siauriau? Prisiminkime momentą, kai bendruomenė grįžta iš Babilono tremties. Jie turi atstatyti šventyklą, o kaimyninės tautos siūlo savo pagalbą. Kokia reakcija? Griežtas ne. Jie bijo susteršti, bijo prarasti savo tapatybę ir tikėjimo grinumą. Tai rodo, kad tas visuotinis įtraukimas nebuvo savaime suprantamas. Priešingai, jis kėlė realią baimę ir konfliktus. Buvo nuolat pabrėžiamas atsiskyrimas, išskirtinumas. Bet ar tas atsiskyrimas nebuvo tiesiog priemonė išsaugoti ugnį, kuri vėliau turėjo apšviesti visus? Galima Izraelį įsivaizduoti kaip židinį. Jo tikslas nėra šildyti tik tą vieną kambarį, kuriame jis yra. Tikrasis tikslas, kad jo šviesa ir šiluma pasiektų visus namus. Bet tam, kad ugnis neužgestų, židinis turi būti prižiūrimas ir saugomas. Čia ir kyla visa įtampa tarp atvirumo ir išskirtumumo. Matot, Evangelijos pasakojimas tai parodo tobulai. Kaip tiksliai? Pažiūrėkite į veikėjus. Būtent išminčiai, pagonis, svetimšaliai yra aktyvūs. Jie ieško, keliauja, rizikuoja, seka ženklą ir galiausiai nusilenkia ir pagarbina. O kas tuo metu vyksta Jeruzalėje? Rašto aiškintojai, turintys visą teorinę informaciją, žinantis pranašystės mintinai, lieka stebėtinai pasyvūs. Jie gali tiksliai pacituoti, kur turi gimti Mesijas, bet patys net piršto nepajudina, kad nueitų tų kelių kilometrų iki Betliejaus. Tai neįtikėtinas paradoksas, ar ne? Man tai sako, kad Dievo kvietimas peržengia religinės institucijas ir tiesiogiai pasiekia tuos, kurie ieško atvira širdimi, nepriklausomai nuo jų kilmės. Žinios be veiksmo lieka bergždžios. Štai čia man visada atrodė pats įdomiausias dalykas. Jūs tai matote kaip kontrastą, o aš kaip būtiną partnerystę. Ar galime sakyti, kad išminčių kelionė būtų buvusi sėkminga be rašto aiškintojų? Vargu. Žvaigždė juos atvedė į Jeruzalę, į bendrą regioną, bet tada jų kelionė sustojo. Jie nežinojo, kur eiti toliau. Būtent tada jiems prireikė konkretaus Izraeliui duoto apreiškimo Mišėjo pranašystės. Tik sujungus šios du dalykus, universalų gamtos ženklą ir konkretų istorinį apreiškimą, jie rado kelią. Tai nerodo, kad Izraelio vaidmuo nereikalingas. Priešingai. Tai patvirtina, kad jis yra būtinas raktas. Pašaliečiai, kad ir kaip nuoširdžiai iškotų, negali atrakinti durų be šio rakto. Bet ar tas raktas jiems buvo duotas lengvai? Atrodo, kad Erodas ir rašto aiškintojai veikiau nenoromis pasidalino informaciją iš baimės ir pavydo.
O patys išminčiai atrodo turi tiesioginį ryšį su Dievu, jie sapne gauna nurodymą negrįžti pas Erodą. Tai rodo, kad pagonys nėra tiesiog pasyvūs informacijos gavėjai, jie yra aktyvūs dialogo su Dievu dalyviai. Jų paieška yra lygiavertė. Sutinku, kad jie aktyvūs, bet vis tiek, jiems prireikia konkrečios nuorodos iš raštų. Jų pasyvumas, apie kurį kalbėjate, kaip tik ir parodo, kaip stipriai veikia ta išrinktumo samprata. Jie laukia Mesijo savo, o ne visam pasauliui. Jiems tie išminčiai te buvo keistas, gal net grėsmingas nesusipratimas. Tai puikiai parodo tą įtampą, apie kurią kalbu. Idėja apie visuotinumą nebuvo natūrali tų laikų mąstysenai. Gerai, pereikime prie Izaijo pranašystės, kurią Matajo Evangelija tarsi cituoja savo dvasia. Jūs sakote, kad ten galima įžvelgti nacionalinį triumfą. Bet ar mes skaitome tą patį tekstą? Tautos ateis prie tavo šviesos, jie atnešė dovanos auksą ir smilkalus. Lygiai kaip išminčiai, ne kaip duoklė politiniam valdovui, o kaip pagarbos ženklą viešpačiui. Šviesa kyla ne iš Jeruzalės kaip politinės sostinės, o iš viešpatės šlovės, kuri joje apsireiškia. Atvykstančios tautos nėra pavergiamos ar pajungiamos, jos tampa šios šlovės dalininkėmis. Tai yra dvasinės, o ne politinės vienybės vizija. Suprantu šią interpretaciją, ji labai graži. Bet negalime ignoruoti istorinio konteksto. Kam šie žodžiai buvo sakomi? Tai nebuvo klestinti imperija. Tai buvo maža, palaužta, iš tremties grįžusi bendruomenė, apsukta galingų priešų ir praradusi viltis. Ši pranašystė yra galingas padrąsinimas, vilties žodis. Ir kai sakai nusivylusiam žmogui, pamatysi, visi ateis ir tau lenksis, tai veikia. Retorika yra triumfališka. Jūrų turtai suplauks pas tave, tautų gėrybės tau atiteks. Atleiskite, bet man tai neskamba kaip kvietimas į lygiateisę partnerystę. Sunku įsivaizduoti, kad pirminė auditorija tai girdėjo kitaip nei savo būsimo nacionalinio ir religinio išaukštinimo virš kitų tautų viziją. Universalumas čia yra labiau priemonė pabrėžti Izraelio būsimą šlovę, o ne galutinis tikslas pats savaime. Bet ar vienas kitam prieštarauja? Izraelio šlovėje ir yra tame, kad jis taupa centru, prie kurio renkasi tautos. Ne jėga, o dvasinė trauka. Tai ir yra tas didysis planas. Ir čia Paulius mums duoda raktą, kai laiške Efeziečiams pavartoja tą intriguojantį žodį slėpinys. Jam tai nesiai paslaptis, o amžinas Dievo planas, kuris anksčiau buvo tarsi pridengtas, o dabar Kristuje atsivėrė visiems. Būtent. Pats žodis slėpinys patvirtina mano poziciją. Jei viskas būtų buvęs aišku nuo Abraomo laikų, kam reikėtų tai vadinti slėpiniu? Paulius rašo, kad šis slėpinys nebuvo paskelbtas ankstiems žmonių kartoms. Tai reiškia, kad tai buvo kažkas naujo, netikėto. Tai buvo radikalus posūkis, reikalaujantis naujo apreiškimo šventojoje dvasioje. Palaukite, jūs praležėte esminę frazės dalį. Jis sako, nebuvo paskelbtas, taip kaip dabar atskleistas. Šie žodžiai taip kaip yra lemiami. Jie nurodo, kad planas egzistavo ir anksčiau, bet jo aiškumas, jo veikimo būdas per Kristų, per bažnyčią, kurioje nėra nei žydo, nei graiko, buvo atskleistas tik dabar. Slėpinys buvo ne tai, kad pagonys bus išganyti. Ta jau Izaijas pranašavo. Slėpinys buvo tai, kaip jie bus išganyti. Kaip lygus bendrapaveldėtojai, to pačio kūno nariai, be būtinybės pirma tapti žydais. Tai ne naujo plano sukūrimas, o jo egzistuojančio atskleidimas visa pilnatve. Kovoti rodo, kokia nauja ir, šokiruojanti ši idėja buvo. Prisiminkime Jeruzalės susirinkimą. Apaštalų darbuose ten virė aistros. Visa ankstyvoji bažnyčia buvo draskoma ginčių, ar pagonys reikia apipjaustyti, ar jie turi laikytis Mozės įstatymo. Jei visuotinumo idėja būtų buvusi natūrali Senojo testamento tąsa, kam būtų kilę tokie aštrus debatai? Pauliaus kova liudija, kad tai buvo perversmas, o ne evoliucija. Tai buvo laipsniškas, o ne statiškas Dievo plano suvokimas, kuris atėjo per konfliktą ir naują apreiškimą. Galbūt tas laipsniškumas buvo ne Dievo plane, o žmonių gebėjime jį suprasti. Tai grąžina mus prie pačios išrinktosios tautos sampratos. Manau, kad mes dažnai ją suprantame neteisingai, kaip privilegiją, bet būti išrinktam tai ne privilegija savo, o atsakomybė kitiems. Izraelis buvo išrinktas dėl pasaulio, kad taptų palaiminimo kanalu visoms žemės šeimoms, kaip ir žadėta Abraomui.
Jo išrinkimas nuo pat pradžių tarnavo universaliam tikslui. Izraelis turėjo būti kunigiška tauta, tarpininkaujanti tarp Dievo ir likusių žmonijos, o ne uždara tvirtovė, sauganti savo lobį. Tai teologiškai labai gražus argumentas, bet ar jis atitinka istorinę tikrovę? Nuo pat grįžino iš tremties iki Jėzaus laikų žydų tapatybė formavosi per išskirtinumą ir ištikimybę įstatymui, dažnai griežtai atsiribojant ir netgi priešiškai nusistačius aplinkinių pagoniškų kultūrų atžvilgių. Tai sukūrė neįtikėtinai stiprų išskirtino priklausimo jausmą. Nors teologai ir galėjo kalbėti apie misiją pasauliui, išgyventa tikrovė dažnai buvo misija atsiskyrus nuo pasaulio, siekiant išsaugoti apreiškimo grynumą. Ši įtampa tarp misijos ir atsiskyrimo yra reali ir esminė. Negalime jos tiesiog nurašyti kaip žmonių nesupratimo, tai buvo gyva, pulsuojanti ir dažnai skausminga pačios tautos tapatybės dalis. Taigi, man atrodo, kad Epifanijos pasakojimas žvelgiant plačiau yra būtent šios įtampos išsprendimas. Įrodymai, pradedant pažadu Abramui, tęsiant per Izaijo pranašystės, rodo nuoseklų dieviškąjį planą, kuris visada buvo universalus savo esmė. Išminčių atvykimas yra ne tiek pabaiga, kiek tikra pradžia. Simbolinis momentas, kai durys į šį planą galutinai atveriamas visiems, parodant, kad Kristaus šviesa nuo pat jo gimimo skirta visoms tautoms be išimties. Izraelio vaidmuo buvo nepaprastai svarbus, jis išsaugojo pažadą, bet jis visada tarnavo šiam platesniam, visą apimančiam žmonijos suvienijimo projektui. Aš manau, kad ši istorija mums rodo, jog kelionė link supratimo, kad Dievo planas yra išties universalus, buvo ilga, duobėta ir kupina įtampos. Izraelio išrinkimo išskirtinumas ir būtinybė saugoti tikėjimą nuo išorinės įtakos yra nepaneigiami istoriniai ir teologiniai faktai. Visuotinis išganimo matmuo yra tiesa, kuri turėjo būti atskleista palaipsniui, per skausmingus lūžius ir buvo galutinai suvokta tik per Kristų, ne kaip tiesioginis teisinys, o kaip stulbinantis perkeitimas. Taigi po visko liekame su šia nesibaigiančia įtampa. Taisa, viena vertus idėja apie išskirtinę tautą, saugančią unikalų pažadą, įsišakniejusi konkrečioje istorijoje ir konkrečiose raštuose. Kita vertus, žvaigždė matoma visiems, kviečianti ateiti iš tolimiausių kraštų, simbolizuojanti universalų žmogaus tiesos ieškojimą. Šios dvi jėgos išskirtinumas ir universalumas atrodo yra pačioje šios istorijos širdyje. Ir klausimas, kaip jos dera tarpusavyje, lieka esminė tema, kurią nagrinėjančią medžiagą verta apmąstyti toliau.